Tai sveiki, kas prisijungia prie šio įrašo jau. Ačiū, kad esi, ačiū visiems, kad esat kartu. Mes pajutom impulsą kartu pasiųsti šviesos, pasidalinti ją su jumis, pabendrauti, pasidalinti, kaip mes matom ir tuo pačiu padaryti meditaciją, kuri vestų į gilesnį ryšį su savim, su savo esme ir taip tapti labiau mylintiems, mylimiems ir laimingiems. Dabar labai puikus tam metas. Daug ramiau, daug ramesnė atmosfera. Labiau nusėdę visi. O jau pirmas žmogus prisijungia. Tai tuo pačiu galite, tai galite uždavinėti ir klausimus parašyti. Tai pasistengsim juos atsakyti iš savo pusės. Patyrinėti kartu, kas domina. Gal tiesiog kils jums kažkokių jausmų, įžvalgų, ar lūkesčių, ar atsiminimų, ar dar kažko, tai gali būti visiškai bet koks klausimas ar pasakymas, kuris tiesiog jums ateis šią akimirką, nes jis ir yra geriausias dabar apsikeisti tarpusavyje. O bendrai tai aš jau labai seniai, gal prieš keletą metų esu jau apie tai kalbėjęs ir dauguma kitų žmonių apie tai kalba, kad dabar yra tas didysis virsmų amžius, kad dabar ta sąmonė bunda masiškai, kolektyviškai, kai anksčiau ten tik pavieniai kažkiek mokytojai ateidavo primint, dabar jau tas viskame pasireiškia. Ir aišku, tada tai iškelia įvairių tokių žadintuvų, kaip dabar mes turime ir su to virusu, su krizėm. Nuo šių metų iš viso toks jaučiasi visiškai nauja energija, toks, ne, naujas ciklas. Afrika pradėjo degti. Oi, jo, Australija, Afrika. Tai, bet pastebėjau irgi, kad ten labai pradėjo vienyti žmonės ir bendrai visas pasaulis. Ir dabar irgi su to koronos virusu dabar taip atsiranda toks jungties pojūtis, kad visas pasaulis atsirado kažkokia tema, kuri vienyje visus. Ir tada iš to iškylo labai daug įvairių versijų, labai daug įvairių požiūrių. Ir čia irgi tas šitame naujame amžiuje iškyla, kad dabar viskas yra atvira, yra labai daug pasirinkimų, kurie apsprendžia mūsų patyrimą, kokioj pasaulio versijai norime gyventi. Tai dabar ta laisvoji valia irgi labai iškyla, išsigryninti, kokį pasaulį nori atstovauti tu. Nes dabar labai daug. Vos tik pradėsi apie kažką galvoti, iškart gali įsitraukti jau visą realybę, kur jeigu pradėsi baimę generuoti, iš karto irgi persikeli tą realybę, kur ta baimė vyrauja, kur pavojus atsiranda kažkoks. Bet tuo pačiu metu gali viską pakeisti požiūrį ir visai prie kito pasaulio prisijungti. Ir tada visai kitokie kyla ir reakcijos kitos, ir tada veiksmai iš to visiškai kitokie kyla. Ir man taip keista, ateinu parduotuvę, sodos nėra. Nu, atrodo, sodos nėra. Taip nebūna. Bet kodėl sodos nėra, štai toks? Valo kažkaip nešalinami. Bet įprastai žmonės jos nenaudoja. Taip apščiai, ne? Aš sodą naudoju ir skalbt, ir namam valyti. Neperdozuokit sodą. Ir tiesiog, žinai, organizmui iššluoti, kada, žinai, ir plaukam. Nu, toks atrodo, aš naudoju tai, bet ką kiti dabar su jie daro, taip urmuši. Arba su tualetiniu popieriu, ten šiais mistika. Taip, ką daro žmonės? Taip, bet mes galim juoktis, bet iš tikrųjų tai yra tų žmonių realybė. Ir tai, kai mes patenkam į baimę, tai yra pakrenta sąmoningumas. Tuo metu ir, sakykime, baimė gali reikštis tiesiogiai kaip baimė, bet gali būti ir kaip pyktis, ir nusivylimas, ir liūdesys, ir noras greitinti, arba lėtinti, arba kitą žmogų paveikti. Tų formų yra galybė, kaip baimė gali reikštis. Ir kai mes patenkam į tą akimirką, tai atrodo tikra. Ir jeigu stebėtojas yra silpnas, tuomet tai atrodo visiška tikrovė. Jeigu stebėtojas yra stiprus, tuo metu tu gali jausti ir baimę,
ir tuo pačiu matyti, kad baimė yra, tu į ją reaguoji, taip. Ir jinai turi išeiti, jinai tiesiog buvo užspausta labai daug amžių ir dabar tie visi katalizatoriai mums padeda ją iškelti paviršių. Taip. Ir viskas priklauso nuo to, kiek tas sąmoningumas yra atvertas, o kiek jis atvertas, kiek mes gebam save kasdieną pamaitinti tuo sąmoningumu, duoti savo kūnui, dvasiai, sielai, psichikai, kiek aš save maitinu, kiek aš save myliu, kaip aš save tausoju, ar aš meiliai su savim elgiuosi, nes aš tada lygiai taip pat elgiuosi ir su kitais. Jeigu žiūrėt dar giliau, tai iš tikrųjų tas šviesėjimas, sąmoningėjimas irgi ateina impulsas iš kažkur, kaip ir jausmas, jis ateina iš kažkur per mus. Tai yra irgi dovana, kad galim sąmoningėti, nes aš žinau daug žmonių, kurie taip ir numirė, būdami viduje 3 metų amžiaus, nors jau ten metų kažkiek, ar ne, ir tam ilgesį mamos. Ne? Monika, matau, kad žiūri dar daug žmonių. Tai yra dovana ir jeigu viską aš priimu kaip dovaną, viską, ką patiriu, nepriklausomai nuo pojūčių ir jausmų, ar tai skauda, ar tai malonu, ar tai, ir nevengiu to, tiesiog nuoširdžiai stebiu, ką aš jaučiu, kaip jaučiasi mano kūnas ir ko mane tai moko, kur link mane tai veda. Jeigu aš duodu tą klausimą, iš karto tada širdis atsiveria, aš pradedu žiūrėti ne į tai, kad ojojoj, aš tai patiriu, arba man tai malonu, arba ne, bet dėl ko tai duoda. Ir kuo greičiau pamatom, dėl ko tai duoda, tuo lengviau priimti tą situaciją. Ir tiesiog iš jos išmokti tą pamoką, kurios reikia. Visą tai mums padeda ir greičiau ateiti iki to taško, kuriame mes norime būti, kaip harmoninga civilizacija. Tiesiog čia viskas yra dovana, nuostabu. Ir aš tikrai jaučiu ne baimę, tokį susijaudinimą, įkvėpimą, viso to, kas yra. Aš jaučiu džiaugsmą. Aš jaučiu džiaugsmą. Tai va čia tiem sąmoningesniems žmonėm, kurie jau anksčiau perėjo per tas visas baimės, tai jiem dabar aš pasiekiu tokias džiaugsmo atakas. Taip, toks, žinai, kontrasto principą, viskas, žinai, kažkas labai bijo, kažkas labai džiaugiasi, žinai. Bet gerai, dabar labai reikia to sąmoningumo, to palaikymo, iš visų sąmoningų žmonių, tai aš irgi dabar planuoju neužilgo daryti kursą būtent tokiem žmonėm, kurie nori būti vedliai. Tai irgi vėliau paskelbsiu daugiau informaciją. Dabar tas labai aktualu palaikyti tą erdvę tiems, kurie eina per tos sunkesnius procesus. Taip. Aš pastebėjau netgi, kad man klostosi taip, kad, pavyzdžiui, duoda man gyvenimas kažkokią užduotį. Visą tą Dievas galim vadinti, kaip kas moka, kaip kas nori, kam kaip priimti, ne, visatis aš dar vadinu. Arba tiesiog Dievo malonė, tai didžioji galia. Kažkas, kas yra didesnė už mus, kas valdo debesis, mes jau nevaldom, ne? Tai kai būna kažkokia man užduotis, aš jintu, kad, dažnai atveju pagrindinis dalykas, ką mane moko, sutikti. Sutikti, kad yra taip. Sutikti, kad duota taip. Ir jeigu aš sutinku, dažnai atveju man to ir net, jeigu man tai nemalonu, man net nebereikia to daryti. Pasikeičia situacija. Tiesiog, gerai, sutinku, žinai, toks jaučiu, visas vidus jau sutinka, visus jausmus išžiūrėjau, išreiškiau, paleidau ir sutinku. Bet jau galiu sutikti, sutinku, situacija pasikeičia, man nebereikia to kažko daryti, nes tiesiog pamoka buvo sutikti. Bet neįmanoma sutikti savo jausmų ir pojūčių nuoširdžiai nepamačius ir tam reikia sulėtėjimo tokio, neskubėti daryti kažkokių išvadų, kažkokių veiksmų imtis, bet tiesiog lėčiau, pakvėpuoti, pabūti su to, išbūti. Ir tai yra saugu, emocijos mūsų nenužudo. Nes tiesiog išsivaikšto tada harmoningai ir tada išryškėja tos pamokos, kaip sakei. Aš jintu, tai, kad vadini jaudina, aš vadinu kaip impulsai, žinai, kažkokie. Aš jaučiuosi, kad aš esu kaip kanalas, per kurį teka kažkokie impulsai, kurie skatina kažkaip reaguoti, kažką sakyti, kažkur eiti, arba neiti, arba būti, toks, kad per mus srūva gyvenimas. Ir kad kaip mes reaguojam į tai, kas per mus srūva. Toks pojūtis, kad noras valdyti situaciją kelia baimę žmonėms, nes jie negali valdyti. Ir pasąmoniniai mes žinom, kad mes negalim valdyti gyvenimo.
Ir baimė yra, kad negaliu valdyti. Nu. Bet tada turi būti įsitikinimas, kad gyvenimas yra kažkas svetimo nuo manęs. Kad aš toks mažiukas turiu dabar viską kontroliuoti. Bet tai neįmanoma, tai niekada nepasiteisina tokios strategijos, visą laiką žlunga. Kiek kartų reikia, kad tai žlugtų, kad išmokti šitą mamą. Bet kartu kiekvienas mes esam savame etape. Ir to nei reikia pakeisti, nei būtina pakeisti, nei paveikti, nei kažkaip. Tiesiog tai yra kiekvienas savam sluoksnį, savame etape. Pavyzdžiui, varlė yra varlė, voverė yra voverė. Reikia gerbti tuos etapus, tuos įsitikinimus, neskubėti ir būti kažkur, kur tu dar nesi. Taip, nes bandant išraukti kitą žmogų iš jo esamos situacijos, taigi tu nebijok, taigi ten kažką, ne toksai aš tave ištrauksiu, išgelbėsiu ir nunešiu ten, kur aš esu, nes ten geriau, žinai. Nu, kiek nori akmeniui aiškink apie tai, kokie ten voverės pasaulyje yra, kokie ten šokinėjimai, kaip ten smoksta riešutai, nu, akmeniai, jam vienodai, nu. Ir padėk jį medį, nu ir kas, vis tiek jisai, nu, ne? Tai kažkoks toks, kad vat, leisti kiekvienam būti jo etape ir mylėti jo etapą su atjauta, su pagarba. Jis bijo, jam taip, nes jam taip reikia. Ir tai yra jo pamoka. Ir jeigu mes ištrauksim kitą žmogų iš jo pamokos su savo gerais norais, kad aš tau padėsiu ir pagreitinsiu tą procesą, jis tikrai grįš į ten pat. Jis tikrai grįš, į gyvenimas gražins, nes tai jam reikia tą laiptelį. Ir aš pastebiu, kad dabar irgi tas vyksta, kadangi prieš tai buvo labai daug tos represijos, baimės, tai dabar žmonės bando tai kompensuoti su perdėta tokia meilė. Ir kurį laiką tas vyks ir būna to tokio sveiko proto praradimas kartais ir vėliau mes turėsim susibalansuoti ir išmokti atsitraukti, neskubėti visiems padėti, bet tiesiog atsitraukti ir pabūti, pajausti tą viską jungiančią darną, kad viskas yra tobula taip, kaip yra, kad tą pamatyti toliaregiškesnį matymą. Ir tada iš tos vietos jau mes galim tada harmoningai irgi pasitarnauti kitiems, tiesiog pilnai jos jaučiant ir neturint savo pačių šališkumų vidinių, manau, čia yra pagrindas. Būti vedliu, tai neturėti tų šališkumų, kaip turėtų viskas būti, bet tiesiog būti tame kontakte su to, kas yra. Ir tada būti kaip kanalu tam visatos vedimui. Man kai kada mano klientai sako, tu į mane žiūri visai kvatai. Nu, ir taip atrodo iš arti ir į visą. Ir man toks jausmas, kad čia yra tai, kai mes galim atsisukti kitą žmogų, visą jį, kad ne aš žiūriu į jį, bet per mane gyvenimas žiūri į jį visą ir leidžia jam būti tokiu, koks jis yra. Ir ten jis ir gali transformuotis toj tokia meilė, bet ta meilė forsuota, pozityviai mąstykim, ten kalbėkim tik pozityviai, ten darykim tik pozityviai, tai irgi yra baimės forma. Nu, tas toks forsuotas pozityvumas, tai yra aš būsiu geras, tai mane mylės, nes aš atinku, kad didžiausia žmonių baimė, šiuo metu labai stipriai reiškiasi mirties baimė. Ta, ką mes matom, ko žmonės bijo numirti. Per anksti. Numirti per anksti. Bet nebūna iš tikrųjų tai. Jo, gimiau ir išeinu pačiu laiku visada. Jo, bet didžiausia žmonių baimė, aš aptinku, yra baimė būti mylimam ir baimė mylėti. Kas atrodo labai keista, aš kai tą pajutau, aptikau, o kaip taip gali būti? Visi trokšta meilės ir kartu jos labiausiai bijo. O kas yra mylėti, yra visiškai paleist save. Čia susiję, tai labai tarpusavy ta baimė. Mylėti jo reikia kaip mirti, ištirpsta tą individualybę, susilieja su viskuo, daug didesnė galia tokia atrodo perimti. O kada tu esi įpratęs būti tame režime, kada tu visą gyvenimą statai ant savo saugumo užtikrinimo, tai tada tai ta meilė kaip mirtis gaunasi. Taip kaip skirtingi etapai. Saugumas kaip kontrolė, tokia iliuzija. Ir saugumas atsiduoti gyvenimui. Leisti gyvenimui viską parodyti, pasireikšti per mane ir viską išpildyti manimi
Ir tiesiog viskas, kas reikalinga, atsiras mano gyvenime. Ir žmonės, ir pinigai, ir patirtis, ir situacijos. O tas pasitikėjimas ir yra ta meilė, kai aš taip juntu vėlgi, kokia čia tiesa, tai yra mano sąmoningumo tiesa, ne? Kad tas atsidavimas, kad aš pasitikiu ir jeigu jaučiat, kad bijot, tai pamatote savo baimę, galite išrašyti netgi, ko aš bijau ir kas už to. Kas baisiausia atsitiks, jeigu aš pasitikėsiu. Jo. Ir tada grimsti pasitikėjimą, tiesiog, kuo aš pasitikiu, kuo aš tikiu, kas man, toks, kaip ir išgyventi tą jausmą ir tada eiti į kitą jo pusę, kaip kontrastą. Kad aš leidžiu savo pasitikėti, aš tyrinėju pasitikėjimo, aš stebiu žmonės, kurie pasitiki. Bet, kaip ir į kontrastą eiti ir tokias meditacijas savo irgi daryti, kad apie pasitikėjimą, gyvenimą, visą tą. Aš pasitikiu, kad aš esu ten, kur geriausia, viskas vyksta kaip geriausia. Kad tegu viskas vyksta manimi ir pabandykit debesis kontroliuoti. Kaip, tas pats yra gyvenimas. Kad ir kaip atrodo, jau ten viską žmogus suplanavo, sudėliojo, kažkas tai, žinai, ir matai, kad... Taip, šitas protas negali tiek apimti, jo, neįmanoma. Taip. Čia ir vėliau reikia susitaikyti su tuo neapibrėžtumu, su ta begalybė, su ta gyvenimo mistika. Tada tikrai jautiesi daug geriau, o čia ir yra svarbiausia, nes ko mes iš tikrųjų norime. Mes norim jaustis gerai čia ir dabar. O pasitikėjimas tai yra vartai tą gerą savijautą, kuri tada mus ir sujungia su ta visa darna, kūrybingumu, įkvėpimu ir visko, kas mus palaiko. Taip. O aš stebiu, žinai, kad ta žmogiška prigimtis, jinai ieško malonumo. Ir kad mes esam to malonumo vergai, visi. Tik tai malonumas, jisai kaip patenka į kitą kokybę, sąmonė atsiveriant, kas man palaima, aš tai vadinu, kaip būdavo apibūdinęs yra tie malonumai ir nemalonumai, skausmai ir dažniausiai žmonės tarp jų blaškosi. Skausmas, malonumas, o tarp jų yra transcendentinė ta savybė palaima. Kada tu nebebėgioji ir tiesiog esi toj laisvoje nuovokoje. Tada jo yra ta palaima. Tiesiog laisvė, palaima, nuovoka, tas pats. Tokia laimė tiesiog būti ir patirti. Nes tu esi tada iš tos perspektyvos viso to šaltinis. Jeigu tu gali kažko trokšti, tai reiškia, tu jau turi to būti, kitaip tu neturėtum to troškimo. Ir mums tiesiog reikia prisiminti, kad tai yra mumise, ta būsena, kurios mes norime. Ir mums nebūtina kažkokių tenais išskirtinių aplinkybių, kad jausi tą būseną. Čia tik tai yra istorijos, kurios buvo sekamas irgi per daug amžių ir taip žmonės gyvena tokį žaidimą, žaidė savęs ribojimą, dabar mes iš jo pabundame. Taip, ir tas aukso amžius, tai aš rimtu, kad tai yra, kai labai daug žmonių pradeda gyventi širdimi. Aš kai įsikūnijau, šitam įsikūnijime, man pradžiai buvo labai keista. Dėl ko žmonės sako vieną, jaučia kitą, daro trečią, ten nori ketvirto, kur tiesa. Ir tai taip išlavino mano jautimą, įžvalgą. Iš tikrųjų, aš tam esu dėkinga, kad mano aplinkoje buvo daug tokių žmonių, nes tai išlavino jausti tą ir ieškoti to tikro, nes visos tos dalys, jos yra kaip falšas, o kur tikroji, žinai, ir to apžvelgti tik tai esmę. Čia ir yra ta laisvė. Man tai buvo palanki aplinkybė, kurią galima pamatyti kaip trūkumą, kad man buvo labai sunku. Bet tas sunkumas man davė. Ir jeigu į viską šitaip žiūrėsim, ką man tai duoda, ko mane tai moko, į ką mane tai perveda, ką manyje tai užaugina, tai visuomet pamatysim, ką duoda. Nes kiekviena situacija yra tam, kad mes kažką iš jos gautume, ko dabar mano dvasiai reikia. Ir dabar tas metas, kai visa sistema sustoja, ne viskas užsidaro, tai mes pagaliau galime įsiklausyti tą savo dvasios balsą. Čia yra pats aktualiausias dalykas šitame amžiuje, būtent atverti širdį. Čia kaip pagal tas čakras, prieš tai galbūt labiau dominavo ta trečia, tas ego pasirinkimas, aš prieš tave ir taip toliau. Dabar mes pereinam jau į tą ketvirtą, jau į tą širdį, kur mes vieni dėl kitų ir tiesiog mes trokštame pasitarnauti šitam kolektyvui savo autentiškų būdų, kuris mus įkvepia. Taip.
atrasti tą savo kūrybingumą, tą kūrėją savyje. Tai čia ir yra dabar šitas naujasis amžius apie tai. Be abejo, yra daug skirtingų sielų, kai kurios jau yra dar labiau pažengusios, tai jom ten svarbiau tiesiog gilinti tą suvokimą, tą absoliuto pajautimą. Taip. Bet viskas susiję, ja, labai gražu, čia yra tokia dabar kaip dėlionė, tokių spalvingų, skirtingų pusių ir aš irgi suvokiu, kad šitas amžius yra apie tų visų skirtumų įgalinimą ir harmoniją atrasti, integruoti tos visus skirtumus, tokia sintezė, sinergija, kai skirtumų visuma yra daug galingesnė už atskiras dalis. Ir tie skirtumai, ne, taip pat kaip vyriška energija, moteriška energija, ne, diena, naktis, nu, visur yra tas tam tikras dualumas. Ir viskas yra viena. Taip, ir to pačiu tai yra tas pats, ta pati meilė. Taip ir mirties gyvenimas. Taip, irgi tas pats, ne, kodėl džiaugiamės, kai žmogus gimsta ir dažnas reaguoja skausmų, kad išeina iš tiesų, tai kaip ir niekas neišeina, tiesiog vyksta transformacija iš vieno į kitą, bet aišku, labai gera kūniškumas, kad mes galim apkabinti, matyti, girdėti, jausti, nuostabių dalykų patirti vien to, kad esam kūne. Tai yra didžiulė dovana. Ir jeigu susitelktume į šiuo laikotarpiu, tai tą klausimą, kas aš esu, dėl ko aš esu čia atsiųstas. Taip, nes čia du pagrindiniai klausimai. Kas aš esu ir kodėl aš esu. Ne tėvai mane sukūrė, bet per tėvus aš įgavau kūną, bet aš jau buvau ir aš visada būsiu. Ir dėl ko aš čia. Ir vis užduodant tą klausimą, kai kurio laikotarpiu buvo, kad aš tiesiog kasdien vieną praktikų, tą grožio ritualą, kurį aš darau, tai aš klausdavau savęs, kas aš esu. Ir aš jausdavau, kad man vien uždavus šitą klausimą, man jau yra gera. Taip. Net neinant į atsakymą, jau uždavus tą klausimą, aš tiek susilėjus į savo esmę, kad man jau gera, net neieškant atsakymą. Aš kažkur čia citatą net skaičiau, kad tas klausimas, kas aš esu, nėra skirtas gauti atsakymui, bet kad panaikinti visus klausimus. Nes jo, tai tiesiogiai nukreipia, tai yra tiesioginis atsakymas. Nes mes iš tikrųjų esame neapčiuopiami, parodė, kur tu esi, kas tu esi, kur tu prasidedi ir kur tu baigiesi. Tai neapčiuopiama, bet tai yra akivaizdu. Ir tas kūnas, jisai taip transformuojasi, kuo labiau sąmonė atsidarinėja, keičiasi žmogaus veido bruožai, viskas keičiasi, odos minkštumas, kas nori to grožio, ne? Tai grožis jisai gimsta pirmiausia iš vidaus, iš to puoselėjimo savo esmės, o paskui jau, kai aš tausoju tai, kas aš esu, tada aš aišku tausoju ir šitą kūną kaip kažkokią Dievo dovaną, Dievo galę. Tai čia tas klausimas, kodėl esu, kodėl aš dabar turiu šitą instrumentą. Tam yra paskirtis, jeigu aš kaip tam žinai esybę, pasirinkau į tokį ribotumo patirtį, tai turi būti labai svari priežastis, kodėl aš esu čia. Jo, kam aš save apribojau. Didžioji dalis tai yra ta tarnystė, tas pašaukimas, yra didelis kaip ir pagalbos šauksmas šitame pasaulyje daugelio širdžių irgi, kurios gal neturi tiek galimybių ir siekia vienaip ar kitaip tos šviesos. Ir netgi stebint, kas dabar vyksta, tai visur yra žinutė tokia, namo. Visur skamba esminė žinutė, namo. Visi turi būti namie, fiziškai namie, bet kai tu atsiduri namie ir negali turėti daug reikalų išorėje, tai tada ir į to savo vidinius namus savaime, nori, nenori, ten pasibeldi. Ir tai yra iš tikrųjų nuostabus laikas, kai visi grįžta namo. Visom prasmėm. Galima bendrai sakyti tiesiog į šitą momentą, tą čia ir dabar, kai visi kalba. Tai šitame momente mes visą laiką galime atrasti taiką, laimę ir viską, ko siekime, visą palaikymą. Viskas, ko reikia tik sulėtėti, sustoti. Tam aišku reikia, tiem, kurie nėra prie to pripratę, reikia praktikos. Ir aš irgi dėl to esu įkvėptas dalintis įvairiom meditacijom, bet dabar gal pasidalinsim, pravesim. Kaip į tą tokį stebėtoją patekti ir į tą sulėtėjimą?
Tai aš sakyčiau, kad vienas stiprių būdų yra tiesiog daug per dieną dėkoti. Rašyti dėkojimą, sakyti ir būti labai labai atidžiam, už ką aš dar galėčiau padėkoti. Va, tai gražus dangus, padėkoti. Turi batus, yra kūnas, jisai sveikas, kūnas atėjo per tėvus ir protėvus, yra kam padėkoti. Sutinku kažkokį žmogų, kuris galbūt manim rūpinasi, galbūt aš jo rūpinasi. Visur yra už ką padėkoti. Ir kuo sąmonė skaidresnė, kuo jinai platesnė, tai pradedi dėkoti ne tik už tai, kas malonu. Pirmas etapas, kai žmogus dėkoja už tai, kas gera. Tai paprasta. Gerą dėkoju. Negerą, šitą nedėkoju. Bet tai jau gerai. Tai yra pirmas etapas, kai pradedi dėkoti už tai, kas malonu. Vat padėjo, dėkoju. Vat tam kaimynui, kur nepadėjo, nedėkoju. Ok. Paskui kitas etapas, kai pradedi matyti, kad jautiesi dėkingas, jau užaugai tiek, išsiskleidai tiek, kad jau dėkoji ir už gerą, ir už sunku. Ar skausminga, dvasiai, sielai, kūnui ar psichikai, nesvarbu. Ir aš net esu patyrus tokių visokių stebuklingų patyrimų, kai ten prasirėžiau pirštą, bėga kraujas, žinai, čirkšlėm. Ir taip keistai prasirėžiau, atrodo, aš net nežinau, ką aš ten norėjau daryti, kaip čia taip nutiko. Bet žinai, kai turi kažkas įvykti, tai ir įvyksta. Ir aš iš karto, man jau yra kaip įprotis dėkoti iš karto. Dėkoju už tai, kas vyksta, tai aš turiu paleisti senas ląsteles, kažko man nereikia ir tai geriausias būdas. Ir aš sutinku, kad taip vyksta, aš sutinku su tuo, nesistengiu nei slopinti, nei greitinti, nieko to nedarau, tik dėkoju ir tiesiog esu tame. Ir man mikliai viskas tiesiog, nustoja bėgti tas kraujas ir sutraukia ir labai greitai iš tikrųjų išnyko, bet kokie kūne požymiai, kad aš patyriau kažkokį tai sužalojimą. Nes nebuvo pasipriešinimo. Tai pasipriešinimas ištiesia tam ir skausmą ir viską. Ir kūnas tada iš karto nurimo ir kūnas irgi yra virpesys, lygiai taip pat kaip ir dvasia, siela, psichika, visą tai virpesys. Ir tiesiog tas virpesys, kai be pasipriešinimo įvyko, kas turėjo vykti ir viskas, ir man jokio požymio, kad kažkas čia, ojoj, kažkas buvo, žinai. Tai aš tokių stebuklingų patirčių patiriu nuolat. Ir man atrodo, kad kai nes iš tikrųjų, kai yra tas sunkumas, tai būna labai didelė energija už to ir dėl to dažniausiai ir vyksta įvairių stebuklai ir tokie išsilaisvinimai. Ir yra, kada mes padėkojam už tas pačias sunkiausias patirtis, tai tada mes daugiausiai ir gauname iš to. Tik tai vėlgi, nemeluoti savo ir nepulti dėkoti, jeigu nejauti tą dėkingumą. Jauti, pavyzdžiui, pyktį. Tai suvokti, kodėl tu dėkoji. Išpykti tą pyktį, išsakyti, kad jaučiu pyktį, jaučiu nerimą, ar ten dar kažkokius jausmus. Ir kai tik galit jau iš tikrųjų patekti į dėkingumą, tai ir patekti. Galima, aišku, tiesiog kaip įprotį tokį, dėkoju, paskui pykst, ar dar kažkaip tai kaip išeina. Bet dėkojimas yra priemonė, nes dažnai, žinai, mes šnekam žmonėm, taip, mes jaučiamės, o jie taip nesijaučia, žinai. Jo, bet kaip jiem patekti, tai kaip jiem nueiti, tai aišku, kiekvienas daug kelių. Taip. Yra atleidimas, meilė, pasitikėjimas, bet labai daug tokių prisijungimo taškų ir labai gerai yra jos karts nuo karto keisti, nes kartais, kai mes vieną praktiką ilgai darom, jinai irgi tampa tokia mechaniška ir netikra. Tai dėl to labai sveika atšviežinti vis tą ryšį su šaltiniu. Atsiprašyti, pasižiūrėti, peržiūrėti savo gyvenimą, už ką aš kieno norėčiau atsiprašyti. Galima sakyti, jeigu iš giliai žiūrint, kad niekas niekam čia neturi nieko atsiprašyti, nes tiesiog viskas vyksta. Bet jeigu žiūrėt, kad mes esam kūne ir mes esam tam tikrai atskirti tuose kūnuose, tai mes paveikiam vienas kitą, žiūrint iš tos realybės, tai yra už ką atsiprašyti, jeigu mes kažkam sukėlėm, aktyvavom jame esantį kažkokį tai skausmą. Prašyti atleidimo, pavyzdžiui, gali. Taip. Sakyti tiesą, iš esmės, sakyti, kaip jautiesi dėl visko, kas yra. Atvirumas, nuoširdumas, tai yra tas, kas mus sujungia su ta besąlyginės meilės palaikymu ir leidimu vykti viskam toliau klestėti. O būtent arogancija, abejingumas mus užblokuoja, bet yra tas blokas. Bet kartu tas bandymas būti geresniu ar kažkokiu, kokiu nesam, tai yra baimė, kad mes būsim nemylimi. Tai yra ta pagrindinė baimė, kad manęs tokio, koks esu,
nemylės. Bet iš tiesų atvirkščiai. Ir manęs būna žmonės klausia, sako, Smiltėja, tu visur va tokia tu esi, žinai. Aš sakau, taip. O kaip kitaip? Ir dėl ko? Kitaip. Juk kur aš benaičiau, ar aš nueisiu į banką, ar dar kažkokią organizaciją, ten seniūniją, ar dar kažkur. Aš ateinu tai, kas aš esu. Ir jeigu aš esu nuoširdi, labai lengvai kūrėsi ryšys. O mes to ryšio juk visi norim. Tai yra kaip įsižeminimo būdas, jausmas. Tik tais kartais sukelia kitiems gal tą nepatogumą, kai kiti savyje nėra aktyvavę to jausmo, to nuoširdumo, tai tada kiti gali pasijausti kažkaip keistai, mes dažnai bijome tų reakcijų, kažkokių keistų situacijų, manau tas. Mes dabar darom įrašą, prašau, dabar žaiskit tam kambarį, gerai? Dėk, kur jauti. Čia nedėk, kitam kambarį dėk. Uždaryk duris, prašau. Bet viskas su tuo yra gerai, iš tikrųjų, su tuo irgi, su tom, kad kiti žmonės galbūt pasijaus kažkaip nefainai, bet tai vis tiek veda prie to atsiverimo, tai jau duoda galimybę, kitaip pažvelgti viską. Ir kai nėra manyje baimės, kad kitas kažkaip reaguos. Nes ta baimė, kad kitas kažkaip reaguos. Vis tiek sugrįžti į tai. Atrodo, kad mes bijom kito žmogaus reakcijos. Bet iš tikrųjų mes bijom, kaip aš jausios, čia jau jausmų alchemija. Kaip aš jausios, kai jis taip reaguos ir aš nežinosiu, ką daryti su savim, su savo jausmais, kurie man kilo. Ir iš tikrųjų tai yra tas baimė. Aš bijau, kad kitas įsižeis, aš bijau, kad ten pyks, aš bijau kažką. Tai čia yra grynas egoizmas. Nes aš bijau, kad aš nežinosiu, ką daryti su savo jausmais galutiniam rezultate. Ir tada nuoširdumas yra įrankis tiesiog leisti savo visą tai patirti. Ir leisti savo mylėti save ir tokį. Nes jeigu aš myliu save ir tokią, ir tokią, mane kiti irgi mylės ir tokią. Ir bendrai, irgi mes niekada, kaip yra tas populiarus pasakymas, tu negali visiems įtikti. Niekas niekada nepadarė kažko tobulo, kad visiems jau sueiti. Visą laiką yra tų skirtingų perspektyvų. Visi, kaip ir sakiau, iš savo varpinį žiūri ir jų realybės visą laiką. Tu būsi kitoks, vis kitos žmogaus. Bet priimti ir tą, kad tu gali būti kitoks, kad tu gali, netgi tai, kas tau yra tikra, kažkam gali sukelti neapykantą. Gali. Ir tada tu priimi tai ir myli save, net ir toje versijoje. Tai irgi pasitarnauja visam tam, kas yra. Tai yra laisvė. Aš aptikau, kad kai žmogus nori, kad būtų mylimas, tai yra svarbu, tas ryšys pirmiausia, aišku, su savim. Bet ir tuomet pajausti tą ir iš aplinkos, kažkokį patvirtinimą, kad aš esu tai ir tai. Tai kitas mylės mane lygiai tiek, kiek aš myliu save, kiek aš esu ryšyje su savo esme, nedaugiau. Ir kai aš konsultuoju poras, tai būna labai įdomu tas lūkestis, žinai, kad jeigu tu darysi tą ir tą, tai tada aš tave mylėsiu labiau ir tada aš jausiuos mylimas, labiau arba mylimas. Čia kaip kalbėjom, tie seni žaidimai. Įrankis neveikia, visiškai neveikia, žinai. Kad tik tai, kai aš užsipildau save labai labai daug, tai kitas savaime tai atspindi. Mes visada prie veidrodžio. Taip. Ir jeigu kažkuriems žmonėms jūs nepatinkat arba nepatinka jūs, iš tikrųjų ne jūs nepatinka jausmas, kuris kyla bendraujant su jumis. Ir tai yra to žmogaus jausmas, kurį tiesiog mes aktyvuojam. Tai nieko tokio, tiesiog galima per tai pereiti, nebijant, kad žmogus pasiruošęs arba nepasiruošęs per tai pereiti. Bet svarbu, ką aš tai. Ar aš ramybėj, ar aš dėkinga, žinai. Ir vis gryninti, kas iš tikrųjų tai yra meilė, nes tikra meilė yra besąlyginė, jinai yra viskas. Viskas yra sukurta iš jos. Yra tas, kas yra, jisai suvokia save ir jis tada myli visą save. Ir be vienos iš savo dalių jisai nebūtų viskas. Žinai, jau viskas, kas egzistuoja, tam yra pilnas palaiminimas būti. Ir realizuoti tą absoliučią meilę yra labai vertinga ir labai aktualu. Tai išlaisvina mus iš kentėjimo.
Ir kinta tada suvokimas, kas yra tas save. Nes pradžioje žmogus gali save suprasti kaip, kai kurios dvasios yra labai labai pažengusios ir iš karto jau turi patyrimą, kad save tai yra viskas. Bet kai kurie žmonės, jie ateina nuo to, kad save yra, pavyzdžiui, pradžiai save tai yra aš kaip kūnas, ne su vardu. Aš esu smiltėja. Ir aš esu tai, ne? Paskui, tai aš esu šitam kūne. Paskui, kad jausmai ne aš, jausmai per mane. Vėl kitas etapas, ne? Ta paskirtis vėl kažkur ateina per mane. Toks plėtimasis. O paskui jausmas, kad tu ir aš, tai čia esam tas pats srautas. Kad tu rodai man kažką, ką aš turiu patirti, bet realiai mes esam visiškai tas pats, toks susiliejimas, ne? Kaip į ežerą įlipus. Į gyvenimo ežerą įlip ir viską. Tai va dabar tas lyrusas mums padeda tai realizuoti, mes vieni nuo kitų galime užsikvėdinti, tas yra. Mes tas pats, mes tokios pačios, iš esmės iš tų pačių atomų, ląstelių, viskas tas pats. Ta pati sąmonė, viskas viena. Ir netgi to vienio dabar labai stipriai daugėja, nes jausmas kaip po karo, žinai. Po karo, sako, žmonės tampa geresni, jie tampa jautresni, atjautos daugiau. Tai nunešė į man mintį kažkur tai jausmą. Ką norėjau pasakyti, kad aš pastebėjau, kad labai daug žinučių ateina internete, kad priimtume žmonės, kurie užstrigo ten tokiam mieste, turim ten kambarėlį arba du. Tai iš tikrųjų iki šioliai to nebūtų. Tai būtų arba mokama, arba ten apžiūrimas tas žmogus iš visų pusių, ar jis tikrai mums labai patinka, ne? Tikrai mes jį priimsim ten pas save į kambarėlį pagyventi. O dabar toks besąlyginis, kam reikia, atsidaro mūsų namų duris. Ir kai atsidaro fiziškai, galim pradėti nuo kurios nori pusės. Galim pradėti nuo fiziškai, ne? Kai nori nuolankumą, plauk grindis. Arba būk su vaikais, arba medituok apie nuolankumą. Arba tiesiog nuolankiai kalbėk, žinai, stebėk savo elgseną. Yra daug būdų. Tai čia gaunasi fiziškai žmogus atidaro duris. Ir viduje atsidaro duris. Aš tavęs prašau, eik į kitą kambarį žaisti arba tyliai čia būk. Aš dabar nenorėčiau apie tai šnekėti. Jo, tai labai gera dabar, kaip ir sakiau, irgi proga yra susikurti labiau fainą aplinką, apsitvarkyti. Taip. Atsiveria naujos galimybės, kaip aš sakiau, ir Australijoje, tas gaisras, ten vieną pažįstamą tokią draugę turiu, tai ten sako, pasaka, kaip ten viskas dabar gražiai, bendruomeniškai vyksta, ir ten ta gyvybė atauga, ir viskas super, viskas dėl geriausia. Ir kaip žmonės džiaugiasi tuo, mane, kaip pavasariu, kokį po žiemos. Ir anksčiau ir vėliau, kai mes išmoksime tą pamoką, mums nebereikės tų visų katastrofų ir katalizatorių, tai yra tik tam, kad mus prižadintų tas porcijas mūsų kolektyvų, kurios labiau įmygusios yra. Bet anksčiau ir vėliau, mums nebebūtina būti ta kančia, kad mes galėtume toliau tobulėti, plėstis ir mokytis, priimti įvairius tokius kaip kūrybinis iššūkius labiau negu tokias, jau kur įvyksta katastrofa ir tada jau daryk kažką, daryk išvadą. Taip. Į kurią pusę mes pažiūrėsim tiesiog? Į kurią pusę? Ar pažiūrėsim į tai, ką tai atima, ar ką tai duoda. Ir jeigu visuomet susitelkimas į tai, ką tai duoda, atimant tai, ką tai duoda, tai pamatysim, kiek daug tai duoda ir kokia gili prasmė, kas keičiasi žmonių elgsenai, kas keičiasi jų sąmonėj. Taip, jie susitinka su savo baimėm. Ir tai yra dovana pamatyti savo baimę. Ir ją išlaisvinti, arba joje užsispausti. Kam laikas numirti, tai numirs. Čia tiesiog. Ir tai ne apie ten virusas ar ne virusas ar dar kažkas. Tai tiesiog, kada ateina kažkam laikas, vyksta. Bet kai yra noras kontroliuoti, mažai pasitikėjimo, tada yra labai sunku stebėti, kad aš čia nekontroliuoju situacijos. Norėčiau sėdėti darbe, nenorėčiau sėdėti su vaikais ir žmona namuose, ne? Bet negaliu, nes neleidžia.
Arba dar kažkaip. Ja, bet ta mirties baimė iš tikrųjų, kaip ir pradžiai sakai, dažnai yra susijusi su tuo, kad mes tarytum jaučiam, bet kad mes turim paskirtį kažkokį ir mes jos nerealizuojam. Ir dėl to mes bijom mirti, nes mes tiesiog nedarom dėl to, ko čia esame. Tai tas irgi yra aktualu dabar, irgi šiame laikotarpiu vis labiau kreipti savo energiją ir dėmesį tai, kas mus iš tikrųjų įkvepia. Ir tada, jeigu mes pradedam ties to veikti, aš, pavyzdžiui, irgi jau pagal tai, kiek aš jau esu padaręs, ties to, kas man įkvepia, aš galėčiau visiškai ramiai dabar numirti. Išeiti iš šito pasaulio, nes aš tada suvokiu, kad aš padariau, išmokau tai, ką noriu išmokti ir viskas. Bet jeigu aš tą jausmą savo ignoruočiau ir iš to nesaugumo jausmo toliau kažką daryčiau, kas man iš tikrųjų yra nuobodu, tada aišku, ta baimė ir nerimas tik stiprėja. Ir šio laikotarpiu nebeišeina nieko daryti išreikia. Nes tiesiog susiaurinti dalykai, kuriuos daryti. Būti namie, mylėti žmoną, vaikus, žinai, plauti grindis. To reikia, tai susiaurėja, kad belieka jau kas ir nemėgsta daryti tai, ką gera. Tai, ką jaučiu daryti. Žiūrėti į save, klausyti savęs ir daryti tai, ką iš tikrųjų jaučiu daryti ir prisimti už tai atsakomybę. Neperkelti jos niekam kitam. Ir tiesiog gyventi savo gyvenimą. Baisu numirti, kol nepradėjom gyventi. Ir čia dar labai tas kūrybingumas svarbu yra iš tikrųjų labiau aktyvuoti savo vaizduotę, nes aš irgi pastebėjau, kad mūsų to nelabai mokė iš tikrųjų mokyklos ir taip toliau. Kokias tavo kojinės gražios? Padovanoju, čia konsultacija. Tėdas vas spalvoti. Jo, tai aktyvuoti tą kūrybingumą, tą vaizduotę. Bet irgi tas buvimas čia ir dabar, tai aš kai sakau būti čia ir dabar, tai nereiškia, kad tik tais fokusuotis, tai čia dabar grindis, lubos ir taip toliau, bet būtent į tą vidinę erdvę, kurioje yra tas beribis kūrybingumas, tą vaizduotę, tas sugebėjimas pamatyti kažką naujo, pakeisti požiūrį, rinkti savo požiūrį, rinkti savo prioritetą. Tas valios įgalinimas taip pat yra, manau, aktualu ir pradėti svajoti, galiausiai įsivaizduoti. Tai nėra blogai, kaip buvo irgi ilgai diegiama, kad čia yra kažkas, kas nesusijęs su šita tikrovė, kodėl tu skraidai padebesiai, sugrįžk į realybę. Tai čia irgi ta yra gyvenusi istorija, kurią mes turim pakeisti, nes iš tikrųjų vaizduotė tai yra tas komunikacijos tiltas su mūsų aukštesniuoju aš ir būtent per tą vaizduotę ir kūrybingumą ir ateina tas kelias, kuris iš tikrųjų esi tu. Ir aš tyrinėjau savo tuo jautrumu, kuris yra pojūčiais, kad ar aš fiziškai kažką darau, ar aš jausmais tai darau. Virpesys tas pats. Tik tiek, kad tuo atveju, kai aš darau ir per kūną, tiesiog dalyvauja ir kūnas. Taip, viskas apsijungia. Dalyvauja ir kūnas kaip visos dalys, o jeigu aš tik tai sėdžiu ir išjautinėjau, kad aš tai darau, tiesiog kūnas lieka ramus, mano dvasia, siela, psichika veikia. Ir tai yra įdomu, kad mes galim patirti nepriklausomai nuo to, ar kūnas tai patiria. Ir tai yra didžiulė galia, kad galim, sakykime, yra kažkokia situacija, kažkas nemiela ir norit jaustis kitaip. Tai jaustis kitaip kliūčių nėra. Tai yra wow, kad gali tiesiog atsisėsti ir pajausti, kaip aš jaučiuosi, jeigu tai yra. Ir tuomet jauti atsipalaidavimą, jauti, kad viskas išsipildė, įvyko ir tu tiesiog ramiai jau nebe įtampoji, kad reikia pasiekti tikslo. Ramiai tiesiog link to eini. O ar bus taip, ar truputį kitaip, leisti jau gyvenimą įsidėlioti. Nes ten jau yra tai, kas reikalinga, tai bus. Būtent sekti to įkvėpimo, to tikrumo jausmu, išlikti ištikimam tam vidiniam tikrumo jausmui, nepriklausomai kaip tai atrodo išorinėse aplinkybėse, taip toliau. Nes tas jausmas ir leidžia žinoti, jog tai mus veda į tą harmoningą
kažkokią vietą, kelią, tai, kas yra mums paruošta mūsų pačių kaip tų sielų. Dėl ko esam šitoj žemė? Esam patirtims patirti, tas Tai kūnas kaip būtent. priemonė, tiesiog viską patirti, tai, kas duota patirti. Ir nesipriešinti. Ir jau geriau patirti kažką sunkaus, kažką sukrečiančio, negu kažką tokio visiškai nuobodaus visą gyvenimą, vat kažką ofise sėdėti ar panašiai. Nu, čia jo, mes iš tikrųjų esame tos amžinos esybės ir jo, mums labiausiai domina šitą realybę dėl tų visų įdomių, kontrastingų ir taip toliau patirčių. Jo, tai yra didžiausia vertė iš tikrųjų patirti. Mes čia netėjom tam, kad išgyventi, kad susikurti komforto zoną kažko, nes mums ta sielos realybė daug komfortiškiau būti, negu čia bet gyventi. Mes čia atėjom, kad kažką jo sukurti, patirti tą procesą, kūrybą. Man tai gera gyventi, bet atsiremiant į mirtį kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną, kad aš esu čia laikinai. Ir bet kuri akimirka gali būti paskutinė. Ir paskutinė šitam kūnui, šitai galimybei patirti. Ten toliau vėl yra kažkokios patirtis, bet tiesiog tai, kas yra dabar, tai kaip aš dabar save patiriu. Ir ar aš išgyvenu kiekvieną tą akimirką su tokiu pilnu medum? Ar aš ją išgyvenu visą? Ir aš neplaunu grindų, jeigu aš nejaučiu plauti. Aš plaunu tada, kai aš galiu meilę išplauti. Nu, tai arba daryti tai, ką aš jaučiu daryti, arba tai, ką darau, užpildyti meilę. Nu, bet kitaip tai ne, nes pradingsta prasmė būti tada čia. Jeigu čia tik tai atbūti tą kūno gyvenimą, tai tik kūno gyvenimas jis yra visiškai neįdomus. Valgyt, apsivalyt, praustis, valgyt, miegot. Nu, realiai kūno gyvenimas jis labai yra ribotas. Nu, seksas dar, ne? Bet vėlgi, tas pats seksas, jis gali tapti mylėjimas. Jis gali tapti labai, labai dvasinga, gilia patirtimi, kuri yra, kad mano dvasia reiškiasi per kūną. Tai ne kūno poreikis. Ir iš tiesų viską aš stebiu, kad netgi alkis ar dar kažkas, tai tiesiog mus dvasia veda į patirtį, kurios reikia. Ir jeigu aš sąmoningai tai einu, aš sąmoningai nusilenkiu mylimajam ir aš sustinku su jo dieviškąja dalim ir mano dieviškoji dalis sustinka su juo ir mes susiliejam, tai aš sakyčiau, kad mylėjimas jis tampa kaip aukščiausių dvasingumų poros tam santykyje, kur mes visiškai tam pasąmoningam kažkokiam visiškai procese, kuris tiesiog srūva per mus ir kuria daug meilės. O galima tai matyti tik tai kaip, kad tai kūno procesas ir kūno poreikis. Jeigu tu tiki, kad tu esi kūnas, bet tu sieksi tų malonumų ir vengsi skausmo visą laiką. Ir tada pirmos čakros toks santykis. Jeigu viskas pakylėta, viskas įprasminta, kad ir badavimas, kai žmonės nutarė pabadauti. Tai jeigu žiūrint kaip į kūno procesą, jis ribotas. Bet jeigu įprasminu, kad aš dabar atsisakau maisto ir gryninu savo energiją dėl kažko. Sustiprėjo valia, švaresnės mintis. Tai, pavyzdžiui, kad tegul visam šitam name, visi kaimynai ir aš labiau patenku į meilę, labiau patenku į grynumą, arba aš kaip tik valau savo kepenis tokiu būdu. Arba tiesiog tiesie darna, kažkokia intencija. Ta intencija iš karto pakylėja procesą ir jisai tampa nebe kūno, jisai per kūną. Taip. Čia tik priemonė, labai svarbu susijungti su ta intencija, kur yra didesnė už mūsų, pajausti tą, aš vadinu, pašaukimą. Tai yra ta didesnė energija, kuri viršyja mus ir iš tikrųjų išlaisvina tada iš to vidinio kalėjimo, nes tada viskas, aš laisvas, aš esu čia dėl to pašaukimo. Mano pašaukimas, tarkim, žmonės pabunda savo tikroji natūrą ir viskas, aš pradedu žaisti tą žaidimą ir tada aš viską, kas vyksta, integruoju į tą žaidimą. Ir tada nėra dėl ko rūpintis, dėl tų visų atskirų dalių kažkaip. Ta visuma yra tiesiog, aš jaučiu save kaip ląstelę organizme, kuris manim rūpinasi ir kuriuo aš rūpinasi. Ir aš stebiu, kas vyksta. Aš, kai darau tos savo dienos ritualus, tas grožio terapijas ir sąmoningumo praktikas, visą tokią visumą,
aš plečiu, tai yra, vat, ką aš dėl savęs, dėl kaimynų, dėl šeimos, dėl kaimynų, dėl namų, dėl visos, sakykim, to miesto, visos Lietuvos, viso pasaulio ir paskui visatis, ne, tokias meditacijas, kur visiems pasiunčiu šviesą. Ir leidžiu jai atkeliauti toks, su kurį susikuria. Tai aš stebiu, kas vyksta su kaimynais. Kaip juose daugėja šilumos, kaip jie pradeda užduoti kitus klausimus, kaip jie pradeda domėtis, aš tavęs niekada nemačiau, tu čia gyveni. Kas tu? Ir prasideda pokalbis. Čia yra tas dalykas, kad mes pagal savo energiją persikėlėme kitas paralelinės versijas. Gali būti, kad tu peršokai kitą realybę, kur jau kitos versijos tų kaimynų yra, kas labiau atspindi tavo reakciją. Taip, kažkurie išsikelt ruošiasi, žinai, ir aš jau nunešiai savo, žinai, nebetitinka virpesio. Susiformavo bendruomenė, visi dėl visų, žinai, toks jaukų namuose, jaukų pasaulyje. Ir vaikai, žinai, bendruomenėje esantis vaikai, mes su jais kiekvieną dieną kūrėm, ten kažką tai darom, renginiuose dalyvaujam, pradeda iš kaimyninių rajonų vaikai į šitą bendruomenę. Įmanoma tiek šitą sukurti. Čia galima pavadinti tokią kontrolę per intenciją, per energiją. Ne situacinė kontrolė, bet vibracinė kontrolė, kada tiesiog tavo vairas yra intencija ir tiesiog laikai savo intenciją ir tada leidi gyvenimui prisiderinti prie jos visom detalėm. Paleidi detalę savo aukštesniam protui ir tiesiog laikai savo energiją, kurioje nori būti. Viskas, ką reikia daryti, labai paprasta. Labai paprasta. Aš netgi stebiu, žinai, kai aš kur nors pradedu gyventi, įsikeliu kažkur naują vietą, visada aplinkui naujus kelius nutėsia. Tendencija 100%. Kad tiesiog fiziškai nutėsia naujus kelius. Gyvenimas sutvertas būti tokiu. Jeigu yra tas Dievas, kuris turi beribį intelektą, tai kam jam save sunkinti kažkaip visą laiką, savo suteiks lengviausią kelią su mažiausiu pasipriešinimu. Tai tik mes įvaldėme tokį meną apgaudinėti save. Menas sunkiai daryti tą patį, ką galime lengvai. Buvo smagu, bet dabar ką, kitą smagumo lygį. Taip. Jo, ir tiesiog leisti savo save pažinti, kas aš esu, ką aš čia veikiu. Ir kuo labiau užsiplečia tas suvokimas, kad aš esu čia trumpam, šitam įsikūnijimui. Aš esu čia su kažkokia užduotim ir aš galiu mėgautis, dar šią akimirką vis dar galiu mėgautis šitą realybę, kuri yra man duota kaip dovana ir laikinai. Nepriklausomai nuo mano reakcijos, tai pasikeičia visiškai santykis, toks atsiranda dovanos ir skanumo jausmas kiekvienoje akimirkoje. Taip, man irgi būna, kad sąmoningumas subanguoja ir kažkur atrodo, kad čia kažkas lyg ne taip, lyg man nemalonu, dar kažkas. Bet tai yra trumpas akimirkos. Jau toks tam kvailume būti, jau matosi, stebėtojas žiūri, atrodo, nepraštės, sekundę, 2, 3, maksimum. Bet nėra ko ilgiau būti, žinai, tokiu. Nesisuka, žinai, ten durų. Plius dabar greičiau viskas manifestuojas, tai neapsimoka. Prikurti to, ko nereikia savo ir kitiems. Jo, tai man taip įdomu stebėti, kaip kūrėsi gyvenimas per mane, per mus. Taip kaip šviesiau, taip kaip geriau, kaip viskas išsigrynina, kaip keičiasi žmonės gyvenime, kažkas priartėja. Kažkas nutolsta, kažkas iš kažkokios praeities taiga išlenda, kažkoks žmogus susitinka. Čia kaip šoškis. Vau, tai taip įdomu stebėti, susižavėjimas tada gyvenimo didėja. Tiesiog, kai kuriais laikotarpiais iš viso aš taip daug internetu dirbu ir namuose būnu ir atrodo, ir aš tiek visko patiriu. Būdama, keliaudama nedėliais atstumais, kai kada kažkur toliai skrendu, dar kitokias patirtis, toks vau.
Bet raktas turbūt irgi nuolankumas, čia yra toks paradoksas, kai mes sumažėjame, tada ir atsiveriam didesniam tam patyrimui. Jo. Ir tada nėra baimės, kad neįvyks. Nėra baimės, kad pritrūks, kad nueisiu ir ten nebus, žinai, nes nėra poreikio tai kontroliuoti. Ir kartu tada vis daugiau susiklosto tiesiog tobulai. Tiesiog, fantastiškai, mistiškai, wow. Taip veikia gyvenimas. Kaip Dievas tai daro, žinai, kaip man tai vyksta. Tokie, žinai, stebuklingi sutapimai, kur atvažiavo žmogus iš ten, aš iš ten, ir mes staiga kažkur dar trečiau susitinkam ir ten gimsta kažkokia idėja. Taip. Ir dėl to ir verta užmiršti, kas mes esam, kaip ta beribės sąmonė, kad patirti tą atradimo džiaugsmą. Man čia yra visa prasmė. Ir tada taip, aš nejaučiu to kažkokio poreikio būti kažkur kitur, negu esu dabar, nes aš ir taip esu amžinas beribis. Bet aišku, kad tai pajaus, kad tai taptų tavo kasdienybė, tai tam reikia kažkokios praktikos, kažkokios meditacijos, kažkokio nuoseklaus darbo su savimi. Aš sakyčiau, kad ta praktika, tai visokie grožio ritualai, sąmoningumo praktikos, visokios, kam kokios priimtinos, gal kažkas ten pranajama, kapalabhati, kažkas joga, kažkas tiesiog pro į debesis žiūri, žinai, arba tiesiog veikia savo įkvėpimų, kūrė kažką. Jo, kiekvienas savo randa ir tam etapui yra kažkas, kas tuo metu tinka, paskui galbūt tai transformuosis, kažko pajausit, bet aš vieną praktiką pajutau, bet man nebereikia jos daryti kažkaip tokia charakterio lankstumui, aš dariau praktiką ir kažkaip, atrodo, nebemalonu man ją daryti, man jos tiesiog nebereikia, aš užsipildžiau to lankstumu, sočiai to lankstumo, žinai, atsiranda kažkas kita vietoj to, žinai. Jo, dėl to aš matau, kad irgi atkrenta įvairios tokios struktūros, kurios labai tokios, sustingusios, kaip religija, pavyzdžiui, arba kažkokia politika, tokios sustingusios struktūros, jie dabar kažkaip turi irgi arba evoliucionuoti, arba atkristi. Tas natūraliai. Tiesiog atitiks viskas. Bet tam reikia, irgi kai kurie žmonės, kurie pasimeta, šitame visuome virsmų periode, tai dažnai stengiasi ieškoti užuovėjos kažkur, kur yra didesnė bendruomenė. Jo, bet visa tai iš esmės kyla būtent iš to nepasitikėjimo ir savo unikalumo neįvertinimo. Tai dėl to aš irgi visą laiką pabrėžiu tą skirtumų vienybę, tą įvertinimą savo unikalios išraiškos, kad mums nereikia kažkokio vieno ritualo, vienos religijos, kad kiekvienas iš mūsų esame unikali šventikla, unikali testimonija tam Dievui, galima sakyti. Ir mums nereikia kažkokios uniformos. Ir Lietuvoje tai natūraliai iš tikrųjų jaučiasi, kad pas žmonės yra tas toks natūralus dvasingumas. Taip, labai labai stipriai. Atrodo, čia ta bažnyčia, ta vidinė bažnyčia, ta gamtos bažnyčia yra visur. Kai kitose šalyse, aš kur buvau, pat jaučias, nėra to virpesio, tokio gilaus. Bet o čia yra, Vokietijoje buvo vienas kanalas, toks, viena vieta ir aš į ją sugebėjau patekti, žinai. O čia atrodo visur, tai yra, tiesiog dovana yra gimti čia ir tas Europos centras, ne šiaip sau čia, tas centras, žodis, centras, esmė. Visur yra viskas taip, kaip turi būti. Tiesiog leisti savo susitikti. Kai tu šnekėjai dabar, tai man kažkaip tokia įžvalga atėjo, kad būtent apie tą vidinę šventovę galėtume padaryti meditaciją, šiandieną patekti į tą vidinę šventovę, savo viduje, joje pasivaikščioti ir ją skaidrinti. Kažkaip man tokia įžvalga, žinai, kad būtų prasminga taip pat, kad į tai, žinai, pakeliauti ir palydėti žmonės. Susikurti, atrasti tą vidinę. Taip, tiesiog gebėti pojūčiais nukeliauti ten, rasti, kur jį kūne, nes jį kūne yra. Yra kūne, bet yra ir plačiau. Taip, bet pirmiausiai tai per kūną lengva. Tiesiog rasti, kuriai vietoj, paskui tą visumą, kiekvienam gal kažkas pajausit iš karto tą plytinčią visumą, žinai, kur apima viską. Jo, bet tiesiog kažkaip tai pajutau tokią... Jo, tą natūralią būseną. Tai gerai, galim tada ir
pradėti, ne? Gerai. Tai tada va, visus, kas nori prisijungti, čia žiūriu klausimų nelabai buvo, tai tada kviečiame juos susirasti patogią poziciją ir tada galime giliai įkvėpti, iškvėpti, atsipalaiduoti, užsimerkti. Ir toliau ramiai giliai kvėpuojant. Leisti viskam būti, už nieko nesikabinti. Stebėti galbūt kažkokias įtampėlės kūne ir jas pasiųsti ten, tiesiog paskirti ten dėmesio, meilę ir jausti, kaip tai atsipalaiduoja. Keliauju gilyn į antrą čakrą, į įsčias ir pajaučiu baltai auksinę šviesą, kuri skleidžiasi, daug kūrybinės energijos, meilės energijos skleidžiasi, užpildydama visą kūną ir plyti toliau. Užpildo visą tai, kas esu, dvasia, siela, kūnas, psichika, visą patalpą, kurioje esu, visą pastatą, kuriame esu, visą miestą, kuriame esu, visą tautą, visą žemę, visą kosmosą, visą tai. Viskas yra šviesos virpesys. Keliauju, grimztu gilyn į žemės įsčias, visaties įsčias, visiškas saugumas, pasitenkinimas, šiluma, jauki šviesa ir pajaučiu savo vidinę šventovę, kur šiam saugume galiu viską laisvai jausti ir pojūčius jausti ir jausmus, kur mano šventovė manyje. Kiekvienas pajaučiam, kur mano šventovė ir kaip ji plečiasi, kaip joje gera. Kiek daug joje šviesos. Ir kaip aš esu ta šventovė. Ir kaip viskas yra ta šventovė. Šventė, šventa, visa tai. Ir leisk tam plėstis toliau. Leisk tai šventovė atsinaujinti natūraliai. Už viso to, ką jau žinai. Pajaus, kas yra už tavo minčių. Tas šventumas, tas kažkas neapriepiama, didesnio, mylinčio,
kas talpina ir pamaitina šią šventovę. Nes tai yra unikalus požiūrio taškas, visa tai, kas yra, kuris yra be galo vertingas ir mylimas. Tai yra būtinoji būties sudedamoji dalis. Ir tu gali jos nevaržyti, tu gali nevaržyti savęs ir leisti savo plėstis per vaizduotę, per jausmą. Aš leidžiu viskam vykti. Aš pasitikiu veiksmu, kuris manimi vyksta. Ir viskuom vyksta. Viskas yra veiksmas, kuris tiesiog yra. Be jokių pastangų. Pastebėk, kad tavo nuovokai nereikia nieko, jinai nieko nereikalauja. Tavo esatis tik tais yra. Visiškai laisvai. Kaip gera, tai atsipalaiduoji. Kaip gera tame ilsėtis. Savo namuose, savo centre, kuriame tu priimi visas beribės kūrinijos dovanas. Ir taip pat dovanoji savo autentišką dovaną, beribei kūrinijai. Ir tu net negali savo proto aprėpti, kiek daug vertės kiekvienas tavo jausmas ir mintis suteikia šiai beribei kūrinijai. Tai neapsakoma. Ir tu to vertas, verta. Pajausti, kaip kvepia gyvenimas, kaip jis dainuoja, kaip jisai ošia, žydi, šviečia, jaučiasi. Teka, vyksta. Ir nešti šį jausmą į dabartį. Jausk šitą gyvenimo visumą. Ir šitą nenutrūkstamumą. Gyvenimas vyksta, kad ir kas bebūtų. Gyvenimas kuo puikiausiai vyksta. Stebuklai vyksta, atsinaujinimai vyksta, niekas nesustoja, niekas nėra užstrigę, viskas yra procese, pačiame nuostabiausiame ir klestinčiame atsiskleidime. Visos vidinės ir išorinės juslės išsigrynina jausti esmę. Jausti dėmesį atkreipti į tai, kas iš tikrųjų mano dvasiai šitam gyvenime svarbu. Protui leidžiu patekti į darnią vietą mano kūne, būti darnaus dydžio ir veikti pagal darnę savo paskirtį, valdomas širdies. Būti pagalbiniu įrankiu, leidžiu teesie. Teesie.
Iškvepiam ir atsinešam šį jausmą, šį pojūtį, šį virpesį į dabartį, šią akimirką. Pajaučiu savo kūną, jis užsipildo, šia nauja banga, gryna, gražia banga. Ir lėtai, kai jaučiuos pasiruošęs, lėtai atsimerkiu. Ir gali duoti sau leidimą taip ir būti visą dieną ir visą gyvenimą. Kartais reikia tokių meditacijų, kad labiau tai prisiminti, tačiau išties mes esame verti tokioje būsenoje būti nuolatos. Ir to niekada mums nebus per daug, tos meilės, kaip sakoma, niekada nebūna per daug. Nes mes beribės esybės, vėlgi, jeigu mes jaučiame kažkokią įtampą, net ir kad per daug man tos laimės, per daug man tos meilės, tai yra vėlgi, kas aš esu tada, su kuo aš save tapatinu. Ir prisiminti, Kiekvieną kartą reikės šito jausmo, šito pojūčio, gali arba dar kartą pereiti šią meditaciją, arba tiesiog leisti savo atsiminti tą jausmą, užsimerkti ir sugrįžti. Kiekvieną kartą, kai tau reikės atsiremti į savo vidinę šventovę, visada gali tai padaryti. Kas kartinai vis kitokia, va ties ir faina. Bet svarbiausia, kokioj būsenai aš noriu. Iškeli intenciją, kad tiesiog nori būti tobulos taikos, ramybės būsenai ir tada tiesiog duoti jausmams ir viskam, kas vyksta. Iš tikrųjų labai, labai gražu. Ir taip ir tada mes pradedam matyti, kaip tai atsispindi ir mūsų kasdienybė. Išpildyta šitą mūsų dienos užduotis ir tai. Aš visiems, kurie dalyvavot ir kurie vėliau žiūrėsite, kuriems galbūt tai suteiks dar vieną šviesos, meilės, pilnatvės impulsą. Taip. Ir tai yra jūsų kūryba, jūs patys mūsų susikūrėt savo realybę. Priminti savo. Mes atsiradom jūsų kūryba. Ačiū šią galimybę. Taip, ir leisti savo jausti, patirti, kad neįmanoma kurti tik šviesos. Kuriasi ir šviesa vienu metu. Nei diena, nei naktis nėra geriau. Ir negalėsim patirti įvykių vien tik tai malonių, vien tik tai... Na čia kaip ir širdis, jinai negali tik tai sustumti ir nesusitraukti. Tada sustoja gyvybė. Taip, mes gyvenime patirsime visokių. Tai yra mūsų žmogaus kūne gyvenimas kupinas visko. Aš tą tamsą suvokiu tiesiog kaip nežinomybę, kaip mistiką, bet jinai man įkvepia, tame nėra nieko blogo. Tiesiog, wow, tamsoje aš atrasiu daugiau šviesos. Tiesiog mes patiriam skirtingos spalvos pojūčius, skirtingus jausmus ir viskas gerai ir taip ir bus. Tik tai kuo sąmoningumas bus skaidresnis, tuo lengviau leisti tam būti visokiam jausmui ir patirčiai. Leisti, nes jis tiesiog yra dovana čia ir dabar ir jis yra trumpas. Visą apimtinai jis yra akimirka. Ir ne tokia pat akimirka, jinai kas kartą vis kitokia, kaip savo negali lipti tą pačią upę.
įvertinti tą autentiškumą šito momento. Santykiai, kurių mes negalim tiesiog sukurti ir turėti tokius. Jie nuolat kinta. Jie nuolat banguoja. Vienaip, kitaip, žiūrėk. Darai tą patį, kitas žmogus reaguoja visiškai kitaip. Atrodo, ko aš čia dabar 30 metų reagavo taip, dabar 31 reaguoja visiškai kitaip, ne? Jo, tai vad nuimti tą viltį, kad galim kažkaip vienaip arba kitaip sukontroliuoti, sureguliuoti. Tiesiog leisti savo, aš leidžiu savo mylėti gyvenimą tokį, koks jis yra man duotas. Čia kažkas kažką parašė. Man parašė, vakar filmuką žiūrėjau ir buvo ten istorija apie tai, kad drakonai gimsta tik audros akyje. Tai sinchroniškai apie tai, kas aktualu ir dabar. Tad atgimkime tame nuostabiai. Metas atgimti, numirti galbūt tam senajam savo ir atgimti, nes taip tai yra vienas ir tas pats, tai yra transformacija, tiesiog virsmas. Numirti seniem įsitikinimą. Mylėkite save iki mirties. Taip. Ir atgimkite iš tos pačios meilės. Tai ką, ačiū Jums. Dėkoju. Dėkoju, būkit laimingi, mylimi.